Mieli žmonės, gerbiami Respublikos piliečiai, vėl esame toje vietoje, kurioje prasidėjo mūsų visų žygis į laisvę. Na, o dėrybose tai iš pirmo to posėdžio, kuris vyko po Jelcino ir Landsbergio pokalbio Maskvoje ambasadoje, kai buvo sutarta, kad dėrėsimės ne po понятиям, a po pravde. Tai kas rusiškai nemoka, tai ne tas po понятиям, tai čia yra kalėjimo leksika. Kas stipresnis, to ir tiesa. O sudėrėjo vis dėlto, kad pagal tiesą, o pagal tiesą tai pagal tarptautinę teisę. Ir tada atvažiavo Šachrajus su delegacija į Vilnių ir draugystės viešbutyje vyko pirmas tas dėrybų delegacijų susitikimas. Ir buvo derinamas protokolas dėl dėrybų pradžios. Nes Jelcino buvo toks pavedimas po šito, kad reikia pradėti jau kažką daryti, kaip ten seksis kitas klausimas, bet pradėti reikia, kad nesakytų, kad mes vengiam. Ir lyg tai viskas jau taip gan tvarkingai vyksta ir jau posėdžio pabaigoje, jau tekstas kaip ir suderintas, ten keletą štrichų dar liko apsitarti. Ir pasiprašo žodžio vienas generolas, reiškia. Ir pradeda vėl pasakot, kaip čia jau mus išlaisvino, kaip mes čia patys įstojom, žodžiu, seną sovietinę pasaką. Bet ne tame esmė, kaip sureagavo Šachrajus. Jis išklausė to generolo, mes ir galvojom, tai ką, viskas nuo pradžių. Jis taip atsisuko į jį, pažiūri, уважаемый генерал, так поздно вечером, а было jau kažkur po 10, apie 11 gal, так глубоко думать я не в состоянии, оставим, как согласовали. Žodžiu, taip vėlai vakare, taip giliai mąstyti, kaip tamsta, aš jau nepajėgus, palikim taip, kaip sudėrėjom. Tai tokiu būdu tą generolą pasodino į vietą, bet šitas naratyvas, jisai per visas dėrybas vis vienokiu ar kitokiu pavydalu vis atsikartodavo. Tai kad čia ilgai nesiplės, sakau, tai klausykit, ponai, mes stengiamės išsaugoti kažkokį jų padoresnį veidą, apie tai nerašant, o kalbant apie reikalą, ką ir kaip reikia padaryti. Bet jeigu jums tas nepatinka, tai rašykim tiesiai tada, okupacinė kariuomenė, taip kaip yra iš tikrųjų, tie akis tik stulpu, oi tai ne, tai apie ką mes tada, tai gal sėskit ir dėrėkitės dėl tų jau smulkmenų detalių tekste, o ne grįžkit vėl prie pagrindų, kurie jau sutarti yra. Tai taip gal, žinot, jiem užsiciklinę galvoja ir praeina 2-3 valandos ir vėl jie tą pačią plokštelę pradeda vis garsiau ir garsiau groti. Ten rusai gudravo kaip tik įmanoma, bet viskas baigėsi, labai gerai. Iš esmės baigėsi taip, kad rusai patys save apgavo. Nors jų diplomatija tikrai siekia šimtmečius ir patirties gudrybių visokių jie tikrai moka ir išmano. Bet mes delegacijoje buvom nusistatę labai aiškius principus, kad mes sprendžiam savo klausimus ir tik juos išsprendę galim tada kalbėti apie kažkokius šalutinius dalykus su tuo susijusius. Ir viską žiūrim grinai per tarptautinės teisės principą. Jie turėjo gudrybių visokių, mėgindavo įvelti, taip, mes norim išvesti, bet kur mums tuos kareivius ir karininkus dėti, tai jam reikia pastatyti tą ar aną. Sakom, stop. Tai sutarkim, kada ir kaip išvedam, o tada galėsim kalbėti, ar mes galim kuo padėti, ar negalim, ir kurioje vietoje ir kaip. Tai kol šito nesudėrėjom, apie aną prašom nekalbėti. Po to. Tai kaip žinia, po to ir tas atsitiko. Praktiškai netiesiogiai Lietuva per verslo struktūras pastatė kelis namus karaliaučių jų karininkam.
Tada vėl per tą taip vadinamą barterį už tuos namus karaliaučiaus tas laivynas fregatas gavo Lietuvos kariuomenę, nes, sakykime, tose dėrybose mes buvom sudėrėję ir kad Rusija buvo sutikusi ir tekstai buvo paruošti, viskas, tik paskui atsisakė jau paskutiniu momentu, kad žalą atlygintų už, ne visą žalą okupacinę, nes dėrybos eina tik apie kariuomenę. Tai Lietuvos kariuomenės sunaikinimo buvom suskaičiavę viską, ką kariuomenė turėjo, iki paskutinio varžto, kaip sakoma, ir viskas buvo jiem įrodyta dokumentaliai, jie priėmė tuos skaičius kaip faktą ir buvo sudėrėta, kad jie atlygins. Tos mūsų sąlygos ir tvarka, mes šiek tiek domėjomės, kaip vyko dėrybos su vokiečiais, kai iš rytų Vokietijos rusų kariuomenė buvo išvedama. Tai tą modelį mes pasiėmėm, bet jeigu palygintumėt jų sutartį su Vokietija, Rusijos su Vokietija šio klausimu ir Lietuvos su Rusija, grynai išvedimo tvarka ir sąlygas, tai mūsų buvo keleriopai griežtesnės. Keleriopai. Jie praktiškai už savo teritorijos ribų su ginklu neturėjo jokios teisės išeiti ir net be ginklo po vieną irgi neturėjo, tik grupe su lydinčiu asmeniu ir jeigu kažkas atsitinka už tvoros, kaip sakoma, kokį ekscesas ar kas, tai tą tyrė mūsų policija, yra tvarkomi mūsų policijos. Ten į kiną eina ar dar kažkur, visokių gali būti interesų. Tai va tokios, čia aš tik vieną detalę pasakau iš tų susitarimų, nes dabar jau kai viskas įvykdyta, tai jie yra viešai paskelbti, kas nori, gali studijuoti ir žiūrėti, lyginti ir spręsti, ar mes kokybiškai savo darbą atlikom ar ne. Reikia tiesiog parodyti jėgą ir tada pasidaro rezultatas. Nebijoti, kad kažkam tas nepatiks ten. Tai taip ir elgiamės. Tai kaip kas gal pyko, kad reikia su Rusija draugauti, kaip po šiai dienai sako, reikia su jais kalbėtis. Kartais ta kalba turi būti labai konkreti, labai aiški ir pakankamai griežta, nes kitokios kalbos jie iš esmės nesupranta. Jie supranta tik jėgos kalbą. Tai nebūtinai fizinės jėgos, tai gali būti ir politinė, ir diplomatinė, ir visokių tų jėgų būna, bet tik tokią kalbą jie supranta. Bet kokį elegantiškumą jie priima kaip silpnybę, ir tada stengiasi užlipti ant galvos ir tave sumindyti. Tai kai šitą žinai ir žinai, su kuo turi reikalą, tai tada kitaip reikalai ir sprendžiasi. O šiaip tai mes visi gyvenam dabar su tuo paskutiniu posėdžiu pas Brazauską, kai jis pasakė, ačiū, čia padarėt, dabar aš jūs išvaikau ir kuriu naują derybų delegaciją su Bulavu priešaky. Gal vieną kitą iš jūsų paimsim, kur tų pačių pažiūrų, bet tik tai dėl mados. Aš dabar vulgariai atpasakoju, bet esmė tai buvo tokia. Tai po to yra dar nuotraukos derybų delegacija, po to, kai mus jau išvaikė, susirinkom Seimo restorane, iškilmingai papietavom, nusifotografavom ir išsiskirstėm, kaip sakoma. Tai su tuo, kaip aš vadinu, išpašalvoninimu, kaip padėka už atliktą, tikrai kokybiškai atliktą darbą, valstybinė derybų delegacija dėl okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos jau 30 metų ir gyvena. Šiaip turėtume pasakyti, kad tą rugsėjo 1, rugpjūčio 31, čia jau smulkmenos, kaip sakoma, kuo toliau istorija tą dieną anksčiau ar vėliau tu ją mini, tai esmės nekeičia. Bet turim suprasti, kad kai iš Lietuvos išėjo paskutinis okupacinis kareivis, iš esmės Lietuvai baigėsi Antras pasaulinis karas. Tai yra kertinis lūžis, nes po to, kai baigėsi mums Antras pasaulinis karas, kai mes tapom visiškai
savo valios, kaip sakoma, atsakomybėje, ko mes norim ir kaip mes norim, mes negalim nieko kaltinti ten ar prašyti, mes turim patys tą daryti. Ir jeigu norėsim, tai ir padarysim. Tai dėl saugumo, sakykime, kai supratom, kad ta neutralumo politika, kurios Lietuva laikėsi tarpukariu, jinai nieko neduoda. Jinai tik tai padaro iš tavęs taikinį, ar vienų, ar kitų, kaip susisuka gyvenimas ten. Tai tu turi vis dėlto dabar kolektyvinis saugumas yra tai, kas garantuoja tokį stabilesnį gyvenimą. Tai be NATO tikrai sunkiai buvo įsivaizduojama. Aišku, daug kas juokėsi iš mūsų, kad čia gal ir utopija, kad taip greit nepasiseks. Bet pasirodė tiek narystė Europos Sąjungoje, tiek NATO, jeigu mes norim, jeigu mes visi to siekiam ir suprantam, tai viskas nėra neįmanomų dalykų. Gal jie truputį užtrunka, aišku, kai visada šiek tiek kainuoja. Buvo keletas tokių kritinių lūžinių taškų, kuriuos mes peržengėm, 1 kovo 11, sausio 13, netgi pučas. Po pučo, kaip mes sakydavom, prasidėjo pripažinimų paradas. Per dieną turėdavai 3 priėmimus suspėti, nes 3 ambasados atsidarė. O kada dar savo darbą dirbti? O dar čia derybos, dar komitetas. Žodžiu, sukomės kaip tie vilkeliai suktukai. Bet tas buvo smagu, žinojai, kad tai yra reikalinga ir šitaip reikia daryti. Ir negali nespėti. Ir negali kažko atidėti rytdienai, nes reikia šiandien padaryti, nes rytoj jau gali nebereikėti. Tai tų kritinių taškų yra ir Europos Sąjunga, ir NATO buvo, kur susitelkimai tokie visos tautos supratimas. Tai norėčiau palinkėti visiems būti piliečiais ir nelaukti, kol kažkas kažką padarys, kažką paduos ar pastatys, imti ir daryti patiems. Tada atsiras ir pagalba, atsiras ir jėgų, ir supratimo, ir suprasi, kad ne taip lengvai viskas pasidaro, kad reikia ir prakaito išlieti, ir pasiginčyti kartais labai kietai, ir gal tų draugų ratas sumažės, bet tie, kurie liks, tie bus tikri, bus jau patikrinti. Tai šito norėtųsi visiems palinkėti. Kaip sakoma, ne valdžią mylėti. Valdžią reikia gerbti, nes mes ją išsirenkam. Bet ją reikia kritikuoti, kad jinai neišpuiktų, o mylėti reikia valstybę ir ją reikia ne tik mylėti, bet ir ginti ir auginti. Nes valstybė mes visi. Mes prisiglaudę vienas prie kito pajuntame didžiulę vienybės, tvirtybės galybę.